Pradinių klasių mokytoja Valerija – pedagoginio darbo rekordininkė. Mokytojos Ugdytinė Silvija, šiandien jau pati dirbanti pedagogė kartu su Valerija, jautriai atskleidė jos asmenybės bruožus, leidusius mokytojai su meile ir ištverme dovanoti save mokyklai daugiau nei 60 metų. Atsakingumas, pareigingumas, nuoširdumas visada buvo pagrindinė Valerijos bruožai. Kai pradėjau eiti į šitą mokyklą, jinai buvo mano pradinių klasių mokytoja, baigiau pradinę mokyklą, jinai buvo mano prancūzų kalbos mokytoja, tai jinai lydi mane visą gyvenimą lydi. O dar turint omeny, kad mudvi su jos dukra buvom geriausios draugės, tai jinai kaip mama ateidavau į svečius, tiek mokykloje, tiek namie galėdavau kreiptis paprastai, kaip į mamą. Valerija atviravo, jog svajonė tapti mokytoja jo širdyje užgimė dar mokantis 2 klasėje. Kai ji pirmą kartą žengė į klasę kaip mokytoja, jaudulys kuteno paširdžius, o šiandien, nors jau galėtų rinktis poilsį, pedagogė prisipažįsta nebemokanti gyventi be vaikų. Mokytoja aš sugalvojau tapti labai anksti, kad ėjau į 1-2 klasę, buvo labai gera mano mokytoja. Ir aš vis jau tada galvojau tapti arba mokytoja, arba konduktorė. Kodėl konduktorė, nežinau. Gal todėl, kad važiuodavo tais laikais tik autobusai ir aš norėjau važiuoti su autobusais. Gal todėl labai bijojau, jaudinausi, nes aš pradėjau dirbti baigus tik vidurinę 64 metais. Ir tada įėjus į klasę buvo nejauku, bet turėjau aš mažiukus, 1-2 buvo. Na ir po truputį ir dirbom, nes mūsų kolektyve buvo daugiau tokių vidurinį baigusių. Nes tais laikais mokytojai buvo ištremti į Sibirą, nebuvo kas dirbas mokykloje. Ir mokytojams atėjus į mokyklą reikia susitaikyti ir dirbti, nes visur yra sunku. O mokykloje yra įdomu, nes vaikai keičiasi, vaikų charakteriai keičiasi. Vieną dieną juokelis yra nuliūdus, kitą dieną linksmas. O jeigu tu dirbsi kur prie kompiuterį, konvejerį, nieko tu nematysi, čia yra gerai, čia keičiasi viskas. Vaikai, nuotaika, įvykiai, visokie sunkumai, vargai, išdykumai, viskas. Ir yra įdomiai, lengvai dirbti, net nejaut, kaip tą pamoką praeina. Su vaikais man buvo linksma ir aš niekad nepavargau, aš dabar nepavargstu. Aš dabar galėčiau nieko nedirbti, aš gaunu pensiją, aš galiu ilsėtis, bet man neįdomu. Man gerai, aš esu laiminga tarp vaikų, čia vaikai tą padaro, čia pasišnekam, čia pasišypsam, čia padedu šiems, tai va, tai kažkaip be vaikų nemoku gyventi.